Gerai, kaip jau žinote, žavingi padarėliai sparvos skris per Ponyvilį. Aš taip džiaugiuosi, nekantri laukiu, kad vaivorykštė sukeltų jums vėjelį. Tada iš arti pamatyčiau, kokios jos žavios. Nesu to darius, nors manau, kad bus nuostabu. Taip, vėjelis yra labai svarbu, bet taip pat ir tų mažų vabalėlių padrasnimas, kad jie pasitikėtų savim ir padėdami vėjelio galėtų grįžti savo gimtąją žemę. Ar minėjau, kokie jie maži? Labai maži. Galvau, galėtume padaryti ypatingą pasveikinimą su vėju. Man patinka pasveikinimai. Bet šis pasveikinimas turėtų būti tylus. Nenorim jų užbaidyti, juk jiems reikės susikaupti. Kodėl mums nepabandžius? Jums pavyks, sparvos. Jums pavyks, sparvos. O dievulėliau. Atleisk, jautruolė. Nemaniau, kad pasveikinti tyliai yra taip sunku. Viskas gerai. Ne visi poniai sugeba pasisveikinti tyliai. Pabandykim dar kartą. Jums pavyks, sparvos. Galbūt truputėlį tyliau. Jums pavyks, sparvos. Dar šiek tiek tyliau. Jums pavyks, sparvos. Puiku. Turėjau galvoje, jei. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Do you know you are my very best friends? Nelengva būt sparva. Per stiprus. Turim šviesų lėdinti, kitaip išpūsim visas sparvas į skirtingus šonus. Aš tik nesuprantu, kam jiems reikia Pegasės, kad jiems sukeltų vėją. Matot, vėjas paskatina sparvų magiją. Ta magija apsaugo žiedadulkes, kurias jos neša kartu. Vadinas, jei nėra jokio vėjo, nėra nieko, kas galėtų apsaugoti žiedadulkes? Teisingai, ir jos turi tik 2 dienas pargabenti žiedadulkes prieš užsidarant jų namų vartams. Štai kodėl turim pasistengti, kad jos saugiai praskristų Ponyvilį. Ir mes tikrai nenorim jų gąsdinti. Dar nukryps nuo kelio. Dabar supratot, tu tikrai daug žinai apie jas. Oi, dėkui, keliavau į vakarų ekvestriją pažiūrėti, kaip jos renka žiedadulkes. Retenybė. Nemėgsiu su tavim ginčytis dėl mados, bet... Čia per daug violetinės, tiesa, žinojau. O Saulėlydė atsisakė tą pripažinti. Ką aš? Ne, violetinės tiek, kiek reikia. Tiesiog ant tavo švarkelio siaubingai daug blizgučių. Mieloji, ką tu kalbi? Blizgučių niekada nebus per daug. Juk jie atspindi saulę, o jei šviesa pakins sparvas, tuomet jos niekaip negalės surasti kelio atgal namo. Aš neteisi, manau, yra išimčių, kai blizgučių yra per daug. Tiesiog nusivilksiu švarkelį. Tikriausiai ir tai nepadės. Visi poniai, jau laikas sveikinti sparvas. Jos tokios mielos kaip žieduolė, tądien, kai gimė. Ir tik pažiūrėkit tuos mažus mielos krepšelius, kuriuose jos neša žiedadulkes. Tai taip miela. Negaliu. Tuoj. Rūta, ar galiu šauti ant tavęs, kad pamatyčiau sparvas? Dievulėliau, sproksiu! O, ne!
Sulėtinkit vėją, kad kita grupė galėtų pasivyti. Jie per toli. Negalim pūsti vėjo taip, kad užtektų abiems pusėms. O jeigu jį pagreitintume, tuomet pirma grupė skris per greit ir jos išsiskirs. Turi susiglausti kuo arčiau vieni kitų. Valio! Aš suprantu visų padarėlių kalbas. Turėtum savim didžiuotis. Tu moki mano kalbą. Moku. Šita gauja tave tik supranta. Aiškiai matyti, kad čia ne pati protingiausia gauja. Tai buvo nuostabu. Atleiskit, kad neišėjo padaryti taip, kad vėl sugrąžintų likusias sparvas prie pirmųjų. Tai ne tavo kaltė. Labai tavim didžiuosi, Jotruolė. Drąsiai kibai darbą. Manau, reiktų sukurti tą unikalią didvyrę suknelę. Ar diržą. Bent jau diržą. Gerai, gerai. Žinau, ką visos galvojat. Tad kodėl nepasakot? Atleiskit. Viskas per mane. Labai atsiprašau. Oi, Spaikai, viskas gerai. Taip galėjo nutikti, bet kam. Gerai, dėkui. Aš kol kas čia pabūsiu. Taigi, Jotruolė, nori, kad ir vėl sukeltume vėją ir mažylės galėtų skristi toliau? Gal palaukim sekundėlę, jos ir taip daug patyrė. Tark žodį, kai manysi, kad jos pasiruošusios. Oi, sukuriukė, atrodo, tau reikia antklodės. Niekis. Ar tau reikia vandens? Na, kam dar reikia kanopų megzto megztinio? Labas, ar galim užeit? Žinoma, tik žiūrėkit po kanopom. Atleisk, mažylį. Užsukom pasiklausti, ar nemanai, kad sparvos pasiruošusios skris toliau? Ar jau praėjo valanda, dievulėliau, laikas lekia, kai darai viską, kad maži padarėlį negalvotų ir palikai juos žiauriam pasauliui. Bet jos juk nekeliaus į žiaurų pasaulį, jos skris namo, taip? Taip, teisingai. Kita vertus, nemanau, kad jos jau pasiruošusios. Ką jis pasakė? Geriau nekartosiu. Gerai, tikiuosi, žinai, ką darai. Niekas nepažįsta magiškų padarėlių geriau už tave. Mes tik lauksim tavo žodžių. Dėkui, aš jau labai greit susisieksiu. Mums reikia skristo jau pat, kitaip mes niekad negrįšim. Gaila, kad magiją suaktyvinti te reikia to nelemto vėjo. Kitaip to jau pat liepčiau visiems skristi namo. Ir kodėl mums būtina magija apsaugo žiedadulkėm? Nurink, jūrvėje. Kodėl nusileidai tiems verkšlentojams? Jei jie nebūtų tokie bailiai, viso to nebūtų nutikę. Na, tai netiesa, jūrvėlė. Viskas žlugo dėl lapo. Tu tą žinai. Prašyčiau. Jie neturi žalio supratimo, ką daro. Pati sakei, mums reikia daug laiko, nes jie visiškai nemokšos. Na, aš juk būtent taip nesakiau, ar ne? Galbūt koks nors užkandis jūs pralinksmins. Tau atleista. Na, sparvos, manau, visi pritars, kad pasistiprinę ir atstatę jėgas galėsit pakovoti su vėjeliu.
Man smagu, kad čia svečiavotės. Tikiuosi jautėtės mylimi ir nepaprasti. Bet turi skrist. Joks ponis to nepaneigs. Tie nevykėliai nėra nepaprasti. Jie negali susitvarkyti su paprastu vėjeliu. Jei jie laikytųsi programos ir klausytų manęs, būtume saugus. Namie. Namie. Tarp tokių pat spalvų kaip mes. Na kągi, šiek tiek paini padrasninti kalbą, bet vis dėlto, jei dabar neskrisit, nebegrįšit niekada. O tai būtų siaubinga. Nė neįtariau, kad esat peršalę. Tikrai? Visi? Varge, negaliu išleisti jūsų sergančių. Kokia draugė būčiau, jei dabar leisčiau jums išskristi. Sveika, jautruolė. Tik teiraujos, ar sparvos jau yra pasiruošus skrist, laikrodis tiksi, to išsivers namų durys. Taip, dar ne. Gal dar po kelių minučių. Gerai. Mes per ilgai laukiam. Dabar turėsim sukurti labai stiprų vėją. Jis gali būti joms per stiprus. Teks pasitikėti jautruolį, jis žino, ką daro. Kodėl švaistai tam laiką? Aš niekada negrįšiu namo. Sparvos turiu pasakyti, kad jūrvėje teisi. Manau, pats laikas pakvies vaivorykštę ir jos draugus. Jie sukels vėją, kuris parkuos jūs namo. Jūs siaubingai suirzusios. Nesinori, kad jaustumėtės pamirštos. Norisi, kad laikytumėt mane pačia šauniausia šeimininkė iš visų. Taip, tai visai logiška. Jūrvėje, kaip man dar galėtum palaukti dar porą valandų? Jūrvėje, jūrvėje. Ar kuris nors ponis matė jūrvėje? Kur ji keliauja? Nėra jokių abejonių, kad jai nepavyks vienai. Atleiskit, bitės. Gal galite atstoti nuo mano draugės? Tai vyko visai netyčia. Ji nenorėjo nieko pikto. Repetuoju bičių šokį ir tikėjausi, kad galėsit man padėti. Ar tai ką nors primena? Gal bitė? Atleiskit. Buvau nepaprastai maloni. Bet kaip matau, tai nepadeda. Jūs, bitės, privalot padėti bejėgiai sparvai. To jau pat pasitraukit, arba turėsit reikalų su manim. Ačiū, labai ačiū, kad atėjai į pagalbą. Žinoma, gali rimtai čia susižeisti. Ponivilija tau pavojinga. Mažytė gilė tau kelia grėsmę. Taip, žinau, todėl nuo pat pradžių norėjau, kad kuo greičiau skristume iš čia. Dievulėliau, stengiausi nieko neįskaudinti, bet mano gerumas jums gali kainuoti viską. Laikas bėga ir jums gali nebepavykti grįžti namo. Būtent taip aš jiems ir sakiau, bet jie manęs nesiklauso. Nei viena sparva manęs nesiklauso.
Jūrvėje, suprantu, tu įskaudinta, tačiau jiems sunku tave išgirsti, kai visą laiką ant jų rėki ir piktai kalbi. Jie nesupranta, ką nori pasakyti. Bet kaip su tom bitėm kalbėti? Tu su jom kalbėjai piktai, bet jos tik tada tavęs paklausė. Taip, bet joms reikėjo pasitraukti. Kitokių kalbų jos nebūtų klausiusios. Mums reikia skristi. Tuojau pat. Mano brangiosios sparvos, man teko užtraukti Jūrvėje iš rimtos bėdos. Dabar žinau, kad jums reikia skristi, kol dar nevėlu. Jūs niekuomet neišgyventumėte ponivilyje. Negaliu jums daugiau padėti. Tiesą sakant, aš jums visai nepadėjau savo mandagybėmis. Bet tiesa ta, kad turiu būti griežta. Jums reikia skristi. Tuojau pat. Jis per stiprus. Negaliu jo susilpninti. Ir aš negaliu. Skrisk atgal. Aš pamėginsiu jį sulėtinti. Dabar jis per silpnas. Toks tikrai neparskraidins jų namo. Vaje, galbūt dėl to, kad jų yra per mažai. Kelionės pradžioje jų buvo daugiau. Jie kartu kovojo su vėjeliu. Studijavau vieną burtą iš senos knygos, kurią radau 2 seserų pilyje. Yra burtas, kuris galėtų mums pagelbėti. Iš pradžių jis gali pasirodyti šiek tiek juokingas, bet teks manim pasitikėti. Man patinka naujovės, kurios mane prajuokina. Oi, turiu omeny, skrendam. Jums pavyks. Atleiskit, kad bjauriai su jumis elgiausi. Atleiskit, kad pravardžiavau. Ne pati netikėjau tuo, ką sakau. Jaudinausi, kad negrįšim namo ir pratrūkau. Žinau, kad jums pavyks. Tikiu jumis. Kibkitės. Prisijunkim prie grupės. Rojus. Tai tiesiog gražu. Kiek daug įkvėpimo. Kur mano eskizų knyga, kai man jos labiausiai reikia. Tai labai miela. Jo trolė, ar tau viskas gerai? Aš tiesiog labai laiminga, kad jos ir vėl grįžo į savo šeimas. Geriau paskubėkim, kol vartai neužsivėrė. Sudie sparvos, turiu jau skrist. Čia atminčiai. Ačiū. Pasilgsiu jūsų visų. Mano patirtis su sparvomis parodė, kad gerumas gali būti įvairių formų. Ir kartais būnant per daug gerų, galėt baidyti savo draugus nuo to, ką jiems iš tikrųjų reikia daryti.
Stumti juos gal ir atrodo žiauru, tačiau kartais tai pati didžiausia gerumo išraiška. Oho, nedaug trūko. Gerai, ateik čia. Taigi, seniai svarsčiau, koks jausmas būt grifu. Net nebandyk. Rimtai? O kaip dėl drakono? Ne? Jis nebūtinai turi spjaudyti su ugnimi. Išvertė Viktorija Butkutė, įgarsino Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė, Vers Media.